Štai kas liko po kūlimo. Esu lauke praėjus porą dienų po kūlimo. Matom, puikiai viskas nusikūlė. Visas laukas. Matom stiebelius. Štai galim prieiti. Stiebeliai liko gan didelio aukščio. Gerokai virš metro. Iki 1,50 m. Štai matome, čia yra stiebelis. Viduje yra spaliai. Išorėje yra pluoštas. Iš šito pluošto gaminamos stipriausia virvė pasaulyje. Būtent laivybai, laivams. Ir kol kas nėra stipresnės virvės pagamintos iš kanapių pluošto. Štai vat iš šitos dalies gaminamos stipriausios virvės pasaulyje. Mano žiniomis, jeigu neklystu, tai kol kas nėra tokios sintetinės virvės, kuri būtų atspari jūros druskai ir puikiai išsilaikytų savo stiprumo savybės. Aišku, iš šito pluošto taip pat gaminama tiesiog tekstilės, maikutės, kojinės ir kita atributika. Kol kas Lietuvoje gan sunykusi pramonė apdirbimo pluošto, tai sunku apdirbti. Jei kas nors turite žinių, kas galėtų apdirbti kanapių pluoštą, galite mums parašyti. Kas dar daroma iš stiebelių? Matome stiebelio vidų, tai yra vadinamas spalis, iš kurių yra, kiek literatūroje rašoma, puikia galimybė tiesiog daryti briketus, nes labai gan degumas aukštas ir mažai lieka pelenų. Tai galbūt kas norite dar statytis namą, sienos, puikiai medžiaga, statybinė medžiaga sienoms, puikiai varža šiluminė, tai galime šitos stiebelius parduoti. Kas norite, galite taip pat mūsų kreiptis. Mes paliksime šios stiebelius per žiemą, kad puikiai išdžiūtų ir pluoštas atsiskirtų. Jisai pavasarį mes turėsime taip plebesuojantį pluoštą, tai būtų lengviau apdirbti, kas norėtų apdirbti. Tiesiog galite drąsiai kreiptis. Turime 9 hektarus kanapių lauko stiebelių. Kažkur tai vidutinis aukštis metras koks 20 būtų viso lauko. Tai drąsiai galite kreiptis ir galėsime susitarti dėl sąlygų. O kas taip norite su mumis bendrauti dėl kitos kanapinės produkcijos, aliejaus sėklos, puikiai užaugintos, ekologiškai užaugintos sėklos ir siejame tik tai trąša ekologinė, raskila vadinama, galite rasti internete, pripažįstama ekologinės tarnybos Ekoagro ir leidžiama naudoti ekologinius ūkius. Tik mūsų ūkis dar nėra ekologinis, pilnai teisintas, bet stengiamės auginti pagal ekologinio ūkio taisyklės. Tai ką, kol kas tiek. Iki kitų susimatymų.